Labas rytas, bičiuliai. Šiame video noriu jums duoti 10 patarimų linų žvejybai. Patarimas numeris 1. Lynas užima tokią ekologinę nišą, kad jisai toks yra kaip džiunglių knysliukas paršiukas. Tai teisinga vieta dažniausiai lynų yra, turime mes jį gaudyti kažkur tarp žolių, šalia žolių, akyse, kažkokiose didesnėse, iš karto, sakykime, už žolių, už švendrų linijos. Paprastai pasakius, gaudom žolynuose. Aišku, į pačias žolės mesti tai tikrai nėra būtina, nes tai irgi sukelia daug po to problemų, reikia ir išlupti tą lyną iš tų žolių, jis gali įbėgti, apsivinioti. Man atrodo lynas. Ir bėgo iš žolės. Ir šiaip, tą daryti yra visai nebūtina. Lyno takeliai dažniausiai būna kažkur tarp žolynų, tai randam taką, randam didesnę akį kažkokią. Ir tenai žvejojam. Tikrai nėra būtina mesti pačias žolės. Aišku, galima tai daryti ir yra tokių telkinių, kur kitaip ir nelabai eina žvejoti, bet jeigu eina, tai ieškom kažkokių takų tarp žolių ir tenai žvejojam. Ir taip pat yra ne žolės, kurias mes matome, bet yra žolės, kurios yra šiek tiek žemiau. Ir tinkama vieta, tinkamiausia yra, sakykime, ne ta, kur galimai ant dugno yra koks pusmetris žolių, o ne tokia tankmė. Ten prasmenga masalas, ten prasmenga ir jauko kamolys. Aišku, lynas gali iš tokios vietos tikrai išsirausti tą jūsų masalą, bet iš mano patirties, kiek aš esu ir prafilmavęs tų lynų po vandeniu, ir šiaip iš mano žvejybinės patirties, aš sakyčiau, kad lynui labiau patinka vietos su švaresniu dugnu. Jam labiau patinka gražiai, švariai atplaukti, išsiknisti ten kažką iš dugno, kuom jisai maitinasi, negu kad ten pasinerti visą galvą, visą uodegą į kažkokį žolių masyvą. Tai tinkamiausia vieta lynui. Šalia žolių vizualiai matome šalia kranto žolių linijos ar šalia šiaip kažkokių vandenžolių esančių toliau, bet kad mūsų žvejybos vieta būtų daugiau mažiau švari. Patarimas numeris 2. Tai pasirenkam teisingą paros laiką. Kaip taisyklė, geriausiai lynai kimba anksti iš ryto, ryte ir vakare. Esu matęs labai įspūdingų vaizdų, kaip naktį pilnaties šviesoje lynai kaišo nugaras ir kimba. Taip pat esu pagavęs ir dieną lynų, bet šiaip tikslingiausia jos yra gaudyti ryte, sakykim taip, kažkur iki 10-11 valandos, galbūt priklausomai dar nuo oro, nuo apšvietimo, ir vakare. Vėlyvas vakaras ir ankstyvas rytas dar yra geras laikas tuo, kad smulkmė dar nebūna tokia suaktyvėjusi. Lynai iš tikro yra smaližiai, bičiuliai. Tai nereiškia, kad juos vilioja tik saldus jaukas, bet saldus jaukas prie tam tikrų sąlygų, ypač vasarą, tai manau vis tiek, kad yra numeris 1. Dėl tos priežasties turbūt vienas iš geriausių jaukų ir mūsų tautos jaukas yra marcipanas, traperio marcipanas. Nors nebūtinai traperio, bet šiaip marcipanas. O dėl ko? Dėl to, nes jisai yra labai saldus. Kaip ir praeitą kartą išbandžiau marmakso karšį, šviesų tokį jaukelį, irgi baisiai saldus jaukas. Ir kaip matėt, kad lynai, nenorėčiau sakyti, kad ėjo iš proto, bet netoli to. Tai bičiuliai, saldus jaukas. Žinoma, į jauką visada reikia įdėti kažko tam lynui pasirankioti. Kanapių sėklos yra gerai, nes jos yra jų daug, jos smulkios, lynas labai nepersivalgo, yra daug ką rinkti, kukurūziukų galima šiek tiek įdėti, karpyti sliekai, naktiniai ar nebūtinai, irgi labai svarbi šito jauko sudedamoji dalis. Arba jeigu ne, tada sukam visiškai priešingą kryptimi ir jaukinam smardžiai. Tai galėtų būti kažkoks fišmylinis jaukas, musės lervų kvapo, sliekų kvapo, halibutas ar kiti panašus smirdukai. Taip pat labai gerai veikia, ypač su maltais sliekais, skandintų musės lervų galim šauti į tokią šlikštulyną. Tai sakyčiau, tokie 2 geriausi variantai. Arba labai saldžiai, arba labai smardžiai. Jauko frakcija irgi labai svarbus dalykas. Galim jaukinti birių jaukų, bet rizikuojam prisikviesti daug smulkmės. Bet aišku, birius jaukas jisai geriau paskleidžia tą visą kvapą mūsų žvejybos plote. Arba jeigu labai tingime kariauti su smulkme, galim jaukinti stambiai peletėmis 6-8 mm.
Galime jaukinti ir kukurūzais, žirniais ir kitom panašiom grūdiniam kultūrom. Ypač jei telkinys leidžia žvejoti naudojant tokį masalą ir ant kabliuko, tada tai taip pat gali būti paprastas ir geras būdas jaukinti žvejybos vietą. Tai atkreipiam dėmesį galbūt į metų laiką, į oro temperatūrą, į vandens temperatūrą ir darom sprendimą, ar saldinam, ar smirdinam. Bet nesvarbu, ar naudosit saldų, ar smirdinti jauką, vienas labai svarbus dalykas tai yra neperjaukinti. Nes lynas šiaip principė dažniausiai nėra toks kaip karpis, jo su išsipūtusiu pilvu ir tekančių jaukų iš burnos nepagausit, jisai nėra toksai godus, tai stengiamės neperjaukinti. Aš, pavyzdžiui, per sesiją kilogramo jauko dažniausiai nesunaudoju. Tai sakykim 700 gramų, birus jaukas plus karpyti sliekai, kanapėlės, kukurūzai, bendra masė, kokie gaunasi 700 gramų, 800 gramų galbūt. Ir man to dažniausiai 5 valandų sesijai pilnai užtenka. Ir aš manau, kad tada mes ir neperjaukinam to žuvies, bet ir pakankamai visada per visą laiką palaikom tą tokį pakankamą jauko kiekį mūsų taške. Tai jaukinam atsakingai ir saikingai. Ypatingai jeigu žvejojame laukiniuose vandens telkiniuose, o ne kažkokiuose komerciniuose. Patarimas numeris 4. Masalas. Vienas svarbiausių dalykų žvejyboje tai turbūt yra masalas, ne? Ką mes turim ant kabliuko ir ką ta žuvis turi įsidėti į burną. Tai lynui dzikų kuokštas, mešlyniai sliekai, sumuštinis sliekas dzikas, kukurūzai, žalia krevetė, vėžio uodegėlės. Visi šitie dalykai tikrai turi teisę būti maunami ant kablio, bet aš manau, kad numeris 1 masalas, kuris ir dabar mirksta vandenyje, tai yra naktinis sliekas. Čia toks jau ne visai gyvybingas, šituos aš dedu į jauką, o gyvesnius dedu ant kablio. Dažnai lynų žvejyboje mumis kankina smulkmė visokie, raudelės, plakiai, kuojos ir taip toliau. Tai naktinis sliekas yra turbūt tas pats geriausias tarpinis variantas, kuris ir labai patinka lynam, ir jį ne taip lengvai ir ne taip noriai kapoja smulkmė. Galbūt aš čia lyną pagaučiau ir ten uždėjęs kokius 8, dzikus, tokį gražų kokštelį dzikų, bet aš tiesiog užsiknysiu čia keisti ir mėtyti tą masalą, nes raudelės iš karto skabystos kaip uogas tos dzikelius. Tai dažnu atveju reikia dėti naktinį slieką. Aišku, jį irgi nutampo, jį irgi mėgsta raudės, bet jisai toksai, sakykim, man bent jau vienas geriausių ir mėgstamiausių masalų lynui. Taip pat, jeigu žvejojam dugnine, method feederiu, boiliukai, wafteriai, nors kaip ir mano kolega man kablys parodė, ne taip senai mačiau video, kad ant plūdinės naudojo wafteriukus ir pagavo. Aš irgi esu bandęs tiesą, bet labai trumpai, man kažkaip, nežinau, dėl kažkokių mano įsitikinimų man nepatiko ir aš taip ir nepagavau lyno, bet kolega pagavo, išbandė, tai wafteriai galbūt ne tik method feederiui. Galbūt ir ant plūdinės galim ant plaukelio kabinti wafteriuką. Tai taip pat masalas, kurio nederėtų pamiršti, kuris irgi atmuša kažkiek smulkmę, tai būtų 7-11 mm wafteriukai. Toliau seka žvejybos būdai. Patarimas, sakykim, numeris 5. Mano absoliučiai mėgstamiausias žvejybos būdas lynui tai yra plūdinė meškerė. Jos pranašumas, kad galim tiksliai žvejoti toje vietoje, kur norim. Dažnai lyną gaudom trumpoj distancijoje. Galim masalą su plūdinė meškerė guldyti ant dugno, galim masalą truputį pakelti nuo dugno. Plius nėra geresnės meditacijos, kaip žiūrėti į plūdę, styrančią tarp žolių, ir kibimo grožis, plūdės kibimo grožis, aš nežinau. Man tikrai feederio linkstanti galūnė neprilygsta neriančiai ar šokinėjančiai plūdei. Tai vienas iš būdų, plūdinė meškerė, pats mano manimu, pats geriausias, pats smagiausias būdas gaudyti lynus. Antras būdas, žinoma, dugninė meškerė. Tai gali būti tradicinė dugninė, arba gali būti method feederis, jeigu norim gaudyti boiliukais. Žinoma, su dugninė smagu dažnai gaudyti komerciniuose tvenkiniuose ar tokiuose pusiau komerciniuose. Tikrai dugninė meškerė yra verta gaudyti lyną ir kam patinka, tas gaudo ir pagauna taip pat tų lynų kaip ir žmonės gaudantis plūdinę. Bet šiaip aš skaitau, kad
palikim dugninę ne karpiam, karšiam, o lynus gaudykim plūdinę. Nu, čia mano tokia asmeninė nuomonė. Tai paliekam mūsų 2 būdais ir galbūt galima dar lyną gaudyti avižadrebiu. Bet vėlgi, tai yra toksai daugiau gal atsitiktinis būdas, tai pagrinde lyną gaudom plūdinę meškerę ir dugninę. Patarimas numeris 6 – teisinga įranga. Pakankamai galingi kotai, pakankamai stori valai, pakankamai stori kabliai, nes lynas ne tik, kad yra labai stipri žuvis, bet mes ir dažnai įgaudome tokiose sąlygose, kur mes negalim jam daug labai duoti kažkur tais bėgti, turim dažnai jį forsuot laikyti. Valos storis aš naudoju, sakykim, 0,22, 0,25 plius minus. Jeigu dedu pavadėlį, tai taip pat kažkiek jis būtų, kad plonesnis reikia, tai sakykim 0,18, 0,20, 0,22. Valą naudoju monofilamentinį. Žinau, kad yra kas naudoja pintą, bet man, nežinau, kažkaip man tiesiog geriau paprastas, senas, geras monofilamentinis valas. Kabliukus renkamės palei masalą, ne? Naktiniam sliekui yra vieni kabliukai, turiu savo mėgstamus. Kuokštui dzikų ar, sakykim, kukurūzui turiu kitus kabliukus mėgstamus. Ten mėšliniam sliekui, sumuštinukui kažkokiam su dzikais, ne, turiu dar vienus kablius mėgstamus. Bet vienas bendras bruožas tarp tų kablių, kaip ir su valu, ne, yra tas pats, kad turi būti gana stora viela, kad lynas jos net lenktų, kai mes jį rausim lauk iš žolynų. Tas pats ir su dugninė meškerė. Pakankamai stori valai ir pakankamai galinga meškerė. Ne, ten su kokiu pikeriuku iki 40 gramų. Nu, galima tą lyną gaudyti, bet šiaip reiktų kažkokio, sakyčiau, truputėlį galingesnio feederio. Patarimas, arba galbūt teisingiau būtų tai vadinti punktas numeris 7, tai yra lyno kibimas. Pamatėme savo jaukintojų vietoj smulkius burbuliukus kylančius, daug šansų, kad lynas jau yra pas jūs. Tai lynas viena iš tų žuvų, kuris save išduoda, atplaukusi pradeda raustis ir sukelia daug tokių smulkių burbuliukų. Žinoma, ir kitos žuvis gali tai sukelti, bet lynas tuo pasižymi, tai jeigu pamatom šitą fenomeną savo jaukintojų vietoj, tai galim gana užtikrintai teikti, kad galimai pas mus yra lynas. Jeigu žvejojam kažkur šalia žolyčių, koks švendras išlindęs ar lelyje, taip pat galim pamatyti judančią žolės. Linai, ne, jie tokie slunkiai yra, jie sukiodamisi gali kliūti už tų žolių. Tai irgi vienas iš dalykų, kaip jie save išduoda. Ir tada jau sėdim kaip vanagai, spitrinami tą plūdę ir tikimės kibimo. O lyno kibimas tai labai gražus dalykas. Dažnai plūdė pradeda gražiai šokinėti po biškį, gali lėtai pakilti ir atsigulti. Nes lynas dažnai jisai atplaukia, paėmė masalą, šiek tiek jį pakelia ir vietoj sėdi ir kramto, galvoja, man čia ryti jį ar neryti. Va tada mes matome tą gulinčią plūdę, kuri gali sukinėtis gulėdama. Ir tada po biškinai pradeda dažniausiai eiti į šoną. Ir yra labai svarbus dalykas neperlaukti. Žinoma, turim pajausti, kad ir ne per anksti kirsti, bet negalim ir perlaukti, nes masalas bus labai giliai. Tada, turėsim problemų. Ir lynas turės problemų ir mes. Taip pat, kaip ir matėme mano praeitame video, jeigu taškiai yra 2, 3, 4 lynai, jie aktyviai maitinasi, kibimas gali būti toks, kad, kaip sakyti, šitam kaime palauk nėra, plūdė tik tais pradeda paneria ir bėga po vandeniu. Matai arba pačią plūdę varančią į šoną, arba matai kaip valas tik tais per vandenį jau tiesiasi. Tai būna ir tokių kibimų. Nebūtinai turi būti tas lėtas, toks gražus lyno kibimas, gali būti ir greitas, agresyvus. Nes jis kaip šuo, ne? Jeigu yra daug aplinkui konkurencijos, jis tą riebų slieką paima, sako, ne, man reikia paeit truputėlį toliau, kad aš jį galėčiau ramiai suvalgyti, kad man jo nieks neatimtų. Tai nereikia atsipalaiduoti, kartais galim sulaukti ir greito staigaus kibimo. Bet vėlgi, bičiuliai, turit pajausti. Kartais yra sunku pasakyti, ar reikia palaukti 5 sekundės, ar 7, ar 10, ar 15. Turit išsiauginti tą tokį pajautimą, kada reikia jau kirsti. Palei patį kibimą. Jeigu ten plūdė, jisai pabiški kimba, tai galbūt 15 sekundžių galim palaukti. Jeigu plūdė išeina, tai kartais
1, 2, 3, 4, 5 sekundės ir tiesiog nebeturi pasirinkimo, nes jau toj plūdė bus žoliese, kerti tada. Tai va, bičiuliai, lyno kibimas yra plūdinės žvejybos, kaip sakyčiau, toksai pikas pamatyti tą dalyką, tai yra dėl ko mes dažnai ir žvejojam, mėgstam tą tokią plūdinę žvejybą. Vėl galim pavadinti punktas numeris 8. Lyno, pavadinkim jį lyno atsargumas. Arba mitas apie lyno atsargumą. Tai bičiuliai, ar tikrai linų žvejyboje reikia būti kaip pelė po šluotą ir ar tikrai linai yra tokie baisiai jau atsargus? Mano nuomonė, tai priklauso nuo vietos. Bet didžiąją dalim tai sakyčiau ne. Aš esu filmuodamas įbridęs, įkišęs kamerą, įsmeigęs, ten sukėlęs ir triukšmo, ir dumblo, ir visko. Ir po 5 minučių jau tie linai sėkmingai tame taške tik nusėdus visam dumblui, jau jie tenais maitinosi. Yra ir prie kojų prie pat plaukioja žvejojant. Tai ar linai tikrai yra tokie baikštus ir atsargus? Sakyčiau, kad ne, bet vėlgi, jeigu žvejojame ten, kur yra seklus, sakykime, žvejojam ten 70 cm, ten ar pusmetrio gylį, tada reiktų turbūt biški būti mažiau triukšmo kelti, mažiau braidytam vandenį ir šiaip būti tokiam santūresniam, ne? Bet jeigu žvejojam mūsų taškas už 5 metrų, gylis kokie ten 2 metrai, tai mums, jeigu draugas šalia sėdė, aš manau, tikrai nereikia viens ten su kitu šnabždėtis, galim normaliai šnekėti. Nėra jau tas lynas toks super baikštus, kaip mes įsivaizduojam, tai galbūt yra šiek tiek toksai kaip ir mitas. Ypatingai ten, kur jie pripratę prie to triukšmo. Žinoma, jeigu žvejojam kažkokiam labai laukiniam tvelkiny, kur tenais žmonių atvažiuoja vienas per mėnesį ir tie linai prie tokių dalykų visiškai nepratę, galbūt reiktų vėlgi būti šiek tiek tyliau, žiūrim palei vietą, palei atstumą ir palei gylį. Taip pat gal čia nepaminėjau ir prie jaukinimo. Jeigu žvejojam mažam gylį, tai reikėtų galbūt užsijaukinti daugiau ir rečiau, kad nemėtyti grinai ant galvos tiem linam jauko. O jeigu žvejojam didesniam gyliui, ten 1 metrų ir daugiau, tada galime jaukinti po mažiau, bet šiek tiek dažniau. Tai patarimas arba punktas numeris 9. Oras. Apie orą, sakyčiau, lynui šiaip visokiais orais esu pagavęs ir per lietų, ir per saulę, ir per vėją, ir per štilių, bet turbūt geriausia, kaip ir daugeliui žuvų, tai yra toksai viduriukas. Manau, prašiausiai lynų žvejot, kai yra labai geras oras, kai šviečia saulytė, nei vėjelio, vanduo kaip stiklas, tada lynai kažkaip, ypač sakykime, kur skaidresnis vanduo, galbūt jie nesijaučia labai drąsiai ir nelabai noriai lenda iš tų žolių, o ne pasimaitinti. Bet vėlgi, ne faktas. Galima gaudyti ir per patį puikiausią orą ir pagauti. Tai vėlgi, diena dienai nelygi, kamuolys yra apvalus. Ir antras ekstremumas, tai labai blogas oras. Štormas ateina, nu tai ką, kad tu per bangas tos plūdės nebematai, ne, ją tau neša, kad ir kokią užinkaruotą, tai nežinau, bičiuliai, nežinau daugiau ką pasakyti apie tą orą, bet kaip visada žvejai apie orą mėgsta kalbėti. Dažnai reikia, jeigu nepagauni, sakyti, kad blemba, čia oras kažkoks netoks buvo, slėgis per aukštas, per žemas keitėsi, vėjas iš rytų atsisuko. Tai kaip tikriem žvejam, mane būtinai reikia vis tiek kažkiek apie orą pašnekėti. Paskutinis patarimas. Patariu paremti mano kanalą YouTube narystę arba prisijungti prie Contribui. Abudu linkus įdėsiu į aprašymą ir į komentarus. Pasižiūrėkit, bičiuliai, mano kelto jau kontento visą biblioteką, tikrai jau yra nemažai naudingų ir įdomių video ir pagalvokit, galbūt verta paremti mano kanalą, mano kūrybą, nes tikrai, bičiuliai, aš įdedu daug širdies ir darbo į savo keliamus video, siūlau jum nepirkti kažkokį kontentą, jis ir toliau bus nemokamas, bet siūlau jum prisidėti prie jo tobulėjimo, gerėjimo ir dažnesnio kelimo. Ką galiu pažadėti, kažkokių išskirtinių privilegijų savo būsimiem ar, sakykime, jau dabar esamiem rėmėjam, tai kad darysim apklausas, kažkiek galėsit
nuspręsti, pasirinkti, kokį turinį aš darysiu. Sakykime, padarysim apklausėlę. Ar darom šitą, ar darom šitą, ne? Jeigu daugiau žmonių subalsuoja už tą, tai mes tą ir darysim. Žinoma, galbūt ne visada, bet aš manau, kad tokį dalyką tikrai galėtumėm padaryti. Tai, bičiuliai, ačiū, kad pažiūrėjote iki galo ir nepamirškit, kad galit dar pažiūrėti šitą arba šitą vidosą ir smagiai praleisti tą pusvalandį.